projekte naudojami yra 4 skirtingi akmenys, jie yra iš visiškai skirtingų pasaulio kampelių. Tas pagrindinis fasadinis yra iš Kroatijos, jis vadinasi Džalo Distrija. O kiti likę akmenys viduje, vienas yra iš Irano žalias granitas, kitas granitas yra iš Brazilijos ir dar vienas yra iš Indijos. Tai tas vienas iš šių akmenų, kuris atvažiuoja į Lietuvą, jis yra braziliškas Perfect White, turintis keletą skirtingų pavadinimų. Vietiniai vadina Pitaya White, kaip drakono vaisius, todėl kad akmuo primena būtent to drakono vaisiaus vidų. Baltas su tokiais juodais taškiukais. Unikalumo prasme jis tikrai bus išskirtinis. Visi tie akmenys ir tas Džalo Distrija, ir Perfect White, ir Verde Fusion, aš nesu jų matęs kažkur taip viešose vietose. Vienintelis galbūt Colonial White, labiau pažįstamas mūsų rinkai yra, nes dabar oro uoste jį panaudojo. Tai čia bus vienintelis toks akmuo, kur galbūt jau bus kažkam matytas, o visi kiti turėtų būti pakankamai nauji ir unikalūs.